Sveiki, dabar yra ankstyvas rytas. Mes nemiegam, keliaujam kur? Į Litexpo! Palauk, kaip Litexpo ten studijų mūgė, ar kaip teisingai vadinasi? Studijų mūgė. Tai va, važiuojam į studijų mūgę. Paroda prasidės 9 ar 10 valandą. 10? Taip. Come on! Jo, matai. Dabar pusę 8, 10 tik prasidės, tai biškai anksti važiuojam. Tai va. O, nieko nepanašu. Štai mes ir Litexpo. Šitą turėjome reikia pasakyti. Ne? Nu gerai, nesvarbu. Tai va, atvykom į Litexpo. Žmonių, kaip matot, jau yra. Gali pasuk biškai? Kaip matot. Stavė juos. Daug čia jų. Daug. Greitai praėjo. Tuščia. Ir vėl daug. Tai va, pirma Litexpo parodos diena tai prasidės. Lauksim žmonių, pristatinėsim mūsų kolegiją. Tai dar bus penktadienis ir šeštadienis, tai galite atvykti mūsų palaikyti, pabendrauti su mumis ir su kitom aukštosim. Algi, viršuj, pamajuok. Mes vis dar esame Litexpo parodoje. Kaip matote, toliau Ernestas galėtų pažiūrėti į kairę pusę, kiek daug žmonių. Ir mūsų kompanionas Deividas valgo dabar ir jam sakome tiesiog: Deividai, atsirask.